Labą dieną. Šiandien kalbam apie kolektoriaus su debitomačiais su reguliavimą. Žmonės dažnai klausia, kaipgi nustatyti šitos debitomečius, rotametrius. Jie nusistato iš tikrųjų labai paprastai, sukinėjant patį rotametrą ir žiūrint, kiek litrų jisai turi praleisti. Esmė tik tai ta, kad dažniausiai gyventojai nežino, kiek litrų turi praleisti debitomatis ir tada atsiranda įvairių mitų. Vieni sako, kad debitomačius reikia išstatyti vienodai, kiti sako, kad debitomačius reikia išstatyti kažkokiam fiksuotam skaičiui, kaipgi iš tikrųjų reikia daryti. Tai debitomatis iš tikrųjų yra daugiau indikacijai ir jeigu turit projektą, gali būti, kad projekte turėsite nustatymus, kiek kiekvienam kontūrui reikia litrų, bet dažniausiai jie būna arba nenurodyti, arba tiesiog projekto nėra. Ir parodysiu būdą, kaip galima kitaip subalansuoti kolektoriaus kontūrus. Kolektoriaus kontūrus turime balansuoti su grąžinimo kolektoriumi ir sukinėti išankstinį nustatymą. Tas išankstinis nustatymas slepiasi po pavarą ir tam reikalui mums reikia nusiimti pavarą. Taip, kaip matome, kolektoriaus išankstinis nustatymas yra N, nominalus srautas pilnai atidarytas. Žiūrim ties tuo ir tik įkirtimu yra nominalus pilnai atidarytas srautas. Tačiau galimos ir kitos padėtys, tai yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaip žinoti, kokią padėtį nustatyti, tuo jau parodysiu. Tam reikalinga instrukcija. Visą laiką perkant kolektorių yra toks lapas, kuriame rodo, kaip reikia subalansuoti. Mums reikia žinoti kolektoriaus žiedų, vyjų ilgius. Tarkim, yra pirmas žiedas 100 metrų, antras žiedas 85 metrai, trečias žiedas 70, ketvirtas žiedas 60, penktas žiedas 40. Išsirenkam ilgiausią 100. Pasižymėm su markeriu ties šito stulpeliu 20 vamzdžiui, nes yra prie skirtingų vamzdžių skirtingos lentelės. Tarkim, vamzdis 20, braukiam ties 100 metrų ilgiausių kontūrų, 100 ir 100, pirmas kontūras bus mūsų nustatymas N. Antras kontūras 85 metrai bus nustatymas 5,5, trečias bus 4,5, ketvirtas bus 3,5 ir penktas bus 2,5. Tai taip sureguliavus išankstinius nustatymus pagal metražo ilgį, mes galim užtikrinti gerą balansą ir gerą šilimą kiekvieno kontūro atskirai. Kai kurios automatikos turi automatinio balansavimo funkciją, tarkim Danfoss Icon. Iš principo išankstinis nustatymas kaip ir nėra reikalingas, tačiau jį atlikus automatikai bus mažiau darbo, mažiau važinės pavaros ir kažkiek elektros sutaupys. Todėl išankstinį nustatymą visada rekomenduojame atlikti. Kolektorius su debitomačiais, jis labiau atlieka indikacinę funkciją ir rodo mums, ar srautas cirkuliuoja ar ne. Tiek apie išankstinį nustatymą ir kolektoriaus kontūrų su reguliavimą.